Labas. Yra toksai populiarus pasakymas. Prieš nušvitimą kapok malkas ir nešiok vandenį. Ir po nušvitimo kapok malkas ir nešiok vandenį. Čia toksai Budos pasakymas. Tai dabar truputį išsiplėsiu apie tai. Kad iš tikrųjų dvasinis pabudimas nereiškia, kad kardinaliai turi keistis gyvenimas, kad tu nebeužsiimsi arba nebemylėsi užsiimti savo kasdienę buitinę veiklą, bet atvirkščiai. Prieš nušvitimą mes darom tai, ką mums reikia daryti, tačiau mes būname pilni įsivaizduojamų problemų. O po nušvitimo problemų nebelieka. Lieka tik tais tyra sąmonė, daug erdvumo ir tada mes galime daryti tai, ką mums reikia daryti, pasirūpinti dalykais su pilna meile, su pilnu dėmesingumu. Tai štai ir iš tikrųjų tas nušvitimas nėra kažkas labai super mistiško. Tai yra tiesiog minčių paleidimas ir pamatymas tikrovės tokios, kokia jinai yra. Tik tais tiek, kad mes esame įpratę vėl vis galvoti, įsisukti į visokias dramas, emocijas. Pats kūnas būna pripratęs prie aukos vaidmens, prie skurdo sąmonės, tai kad vėl sugrįžti į tą natūralią, tyrą gausos sąmonę ir beribio kūrėjo vaidmenį, tai tam kartais reikia praktikos, kartais reikia tikrai kiekvieną dieną sustoti ir pamedituoti. Vėliau ta meditacija persiduoda į viską. Mano gyvenimas dabar yra patiriamas kaip vientisa meditacija. Visas veiksmas vyksta iš tyro buvimo, iš tyro sąmoningumo, kuris pats yra visiškai be pastangų. Senovės kinų išminčiai tai vadino Wu Wei. Tačiau taip, mes turime susipažinti su tuo tyro sąmoningumo ir be pastanginio buvimo skoniu. Ir tada taip, jisai persiduoda į viską ir tada visa mūsų veikla, visi mūsų santykiai tiesiog įgauna dar daugiau pilnumo, tikslumo, meilės ir taip toliau. Tai štai, tiek tada jaučiu šiam kartui, dar pabaigiu šitą malkutę ir linkiu jums sekti Budimo kanalą, tiek Facebook'e Budimo kanalas, tiek YouTube'e Budimo kanalas, tiek pats puslapis www.budimokanalas.lt ir aš būtent dalinuosi savo išgrynintom per daug metų metodikom, kaip iš tikrųjų integruoti tą nušvitusią sąmonę į savo kasdienį patyrimą. Tai tiek. Laimingai.